...2022 metų Liepos mėnesį aš gavau žinutę iš Editos, kad jie su vyru Aidu perima šeimyną su 10 vaikų, ar ne? Tuo metu aš pasakysiu savo emocijas, aš lindau į profilį, galvoju, o Dieve, kokie jauni žmonės. ir turbūt visi jums tai sako, ar ne, nes tokį didelį darbą jūs pradėjote daryti labai anksti. Kiek tuo metu buvo jums metų? 22 man buvo, ne? Jeigu tai 22, tai man 24 tada. Neatsimenu jau. Aš ir ne. Seniai buvo. Ir 22-24 metų jūs už kiek vaikų tapot atsakingi? 10. 10, ar ne? Dar viena buvo pilnametė, su negale. Kokia buvo ta istorija? Kaip tai atsitiko, kad ant tokių jaunų žmonių pečių nukrito tas, nežinau, apdovanojimas, darbas, iššūkis ir kaip jūs pasakėte taip tam? Tai greitai pasakėm taip, nes nebuvo iš ko rinktis čia. Tiesiog COVIDas padarė savo, tai daug šeimų palėdė COVIDas, neteko artimųjų, tai lygiai taip ir aš, netekau globėjas. Tu užaugai to šeimynai, taip? Taip, aš užaugau toj šeimynai. Dauguma vaikų, su kuriais dabar kuriuos auginu, tai jie atėjo, pakeitė mane. Prieš tai, kai dar atėjom tik tai globoti, tai buvo 3, su kuriais aš augau dar nuo mažų. Tiesiog įkritom į tą. Ar buvo sunku apsispręsti, pasakyti taip tokiam, rimtam reikalui, 10 vaikų namuose? Aš suprantu, kad tu augai ten ir tai buvo tavo namai ir visa ta buitis, rutina buvo tau pažįstama. Nebuvo laiko, kada ten apsispręsti. Ir sunku, net tu nepagalvoji apie tokį dalyką, ar čia sunku labai. Neturėt kada panikuoti? Ne, mes grįžom jau, dar galvoju, net nebuvo įvykusios laidotuvės, kad ant lapo padėliojom pliusus, minusus, ką darom, tai ten 3 pliusai gal, kad geri vaikai užaug, žinai, kad gal pilnatvė kažkokia atsiras, veikla, ta, kurią mėgsti, kuri bus naudinga ne tik tai tavo ir visuomeniai. O minusų tai ten krūvos. Viskas. Pasakyk, pavardinkit minusus. Ta prasme, Tai laiko pribojimas. Ta prasme, tu jau prisimė atsakomybę, tai pamirš savaitgalių su draugais. Pamirš kelionės, bet kada kelionės, taip. Namus galų gale, tu turi pakeisti į savo ten tą ne viengungišką, bet tokį porelės lizdelį pakeisti į chaosą, visišką chaosą. Aš kaip vadinu, mes gyvenam kaip Londono metro, taip nuolat viskas, judėjimas ir visas kitas, pas jūs turbūt tas pats. Panašiai. Kažkas tokio. Daugiau ten buvo, bet nežinau, dabar jau atrodo, kad tai nebuvo minusai. Praėjo laiko, susigyvenai, susidėliojo viskas. Bet iš esmės jūs turėjot pamiršti apie save, apie savo laiko dviese tik tai, ar ne, apie laisvalaikį su draugais, nes ypatingai pati pradžia, jinai labai tokia, yra reikalų ten įsivažiuoti taip. Ir viską, pažinti kiekvieną vaiką. Tai taip ir buvo. Tai mes įkritom ir viskas, taip ir dingo viskas aplinkui. Bet realiai mes taip teoriškai nuo pat pradžios sakėm, kad nepamiršim, nepamesim, kažkaip atrasim to laiko. Tai neatsimenu, kaip ten pradžiai ar mes rasdom to laiko. Tai mes rasdom, aš aišku daug dirbdavau, daug namuose nebūdavau, bet mes eidavom, pradėjome eiti šokius. Tai toksai būdavo 2 dienas per savaitę mūsų 2 laikas, ta valandėlė, žinai, ir paskui po šokių dar nuvarai kokį McDonald'ą, tai sukerti kokį ten tortilį ar burgerį, toks mūsų laikas. Kokio amžiaus buvo vaikai, kai jūs tapot už juos atsakingi? Man atrodo, 8 buvo jauniausias, o vyriausias buvo tada jau, ten beveik prie 18 buvo, nes po pusmečio gal išėjo jau. Ar buvo lengva, tas žodis lengva, pirmiausia reikėjo užmegzti santykį, susipažinti kažkaip, tai galų galę, kad jie jūs priimtų, nes tai yra žmonės, vaikai, kurie išgyveno skaudžią netektį ir staiga viskas pasikeitė, absoliučiai viskas. Tai kokia buvo ta pradžia? Man atrodo, mes kaip ir dauguma globėjų, kaip ir gimp mokymuose išgyvenom tą medaus mėnesį, kur atrodo ten kaip fainai čia visai,
Bet tada kažkaip tas, aš nežinau, ar mėnesis ten užtruko, ar porą savaičių, kai paskui, galvoju, čia visai ne taip ir fainai, kaip čia įsivaizdavai, kad bus fainai. Nes aišku, būdo atėjom su kažkokiais įsivaizdavimais, kad ten ateisim, padarysim savaip tą, ten padarysim tą, ten būsim labai laiminga šeima, varysim ten į keliones, čia parodysim vaikam pasaulį. Ir ta prasme, tu ateini ir žiūri, kad čia, čia nieks nenori, nei su tavim kalbėtų, ten svetimas žmogus ėmėsi, kokios dar kelionės. Ta prasme, nieko ten. O nuo ko pradėjo tada? Aš neatsimenu, tiesiog tai nuo bendravimo tu su jais susigalvojom kažką, nuo taisyklių galų galiai įsivedimo. O kaip įsivedė taisyklę? Susėdot visi kartu ir sakot, klausykit, hebra, kažką daroma, ne? Ten visada buvo taisyklės ir jų buvo daug ir jos buvo aiškios ir jų laikydavos ir mes, kai atėjome, mes padarėm, nežinau, ar klaidą, ar ką, gal tai ne klaida buvo, gal tai tiesiog atėjome mes su savais kažkokiais požiūriais ir mes labai palengvinom visas vadeles, paleidom ir nes nugalvoju, taigi čia vaikam netektis, jie čia išgyvena netekti, mes čia svetimi žmonės, kažko ateinam reikalaujam. Tai norėjom, taip kažkaip paleidom, kad jie čia galės ir tą daryti, ir tą, ir taigi čia galima ir tą, ir paskui žiūrim, kad labai negerai padarėm, nes čia jau visiškai nebesustabdom to, nieko. Paskui gavosi, kad pusmetį paleidom ir paskui metus atstatinėjom atgal tas vadinasi. O buvo lengva atstatyti, nežinai, kai tu pajunti laisvę, kai nereikia daryti kažkokių dalykų ir paskui... Ar jos atsistatė į taip, kaip buvo seniau, tai aš nemanau, nes tikrai kitokios taisyklės seniau buvo tose namuose. Dabar jos yra kažkokios, mes dar dabar tų taisyklių, jos yra, bet jos yra labai pritaikomos kiekvienam vaikui. Ir vaikai sako, tu ten tam leidi tą, ten tam leidi tą. Sakau, bet jūs visi skirtingi, tai sakau, su jums. Apie taisyklės tu kalbėjai apie kažkokius susitarimus? Susitarimus. Ir kai klausai, ar mes susėdom visi ir darėmės, tai mes taip darėm. Sakėm, kokios, kaip manot, kokios turi būti taisyklės, kokie turi būti mūsų susitarimai, kad mes namie galėtume visi darniai gyventi, nes mūsų daug. Pasakyk kelias. Kokios mūsų taisyklės? Susitarėm labai daug visko. Kokių mes taisyklių turim? Nežinau, aš nuo ko čia. Elementaru turbūt ten kažkokia. Elementaru, tai išsineši lėkštę, parnešk lėkštę. Indaplovę paleisk. Nes mano namuose neveikia. Neveikia. Dievui, nes savaitę kartą nepasimi ten tos indus. Pas mus yra dabar tokie, tas labai tokia aiški riba, kur yra tokie jų paaugliai, tai yra 16, 17, 17 ir tada yra ten tokie iki 14 nuo 11, ne? Tai va, tas tarpas labai jaučia skirtumas, nes tie dar tokie, kur tu ten pasakėjai, ten nenorim, bet daro. O tie jau kiti tai yra nesukalbami visiškai, ten jau lėkščių, ten kalnas tiesiog kambarį, kur ten ateini, sakai, taigi įsineštas lėkštes. Bet čia tokie susitarimai. Mes gal iš pradžių bandėm per susitarimus tokius žmogiškuosius, tokius, kad mes čia gerbėm vieni kitus, nes man pagarba labai labai svarbu. Ir aišku, ta taisyklė pas mus, ne visada jinai galioja su paaugliais, jiem labai sunku tiesiog elgtis visą laiką kažkaip padoriai ir tvarkingai, jie taigi yra tokie įsitaškeliai. Taip, tai turėjom va tokias taisyklės, kad ten vieni kitiems sako malonius žodžius, čia buvo mūsų taisyklės pirmosios. Paskui kažkada atsirado tos jau tokios taisyklės, ten kada grįžti namo, kada kaip ten kokia rutina turi būti, kada telefonai, kada ne telefonai, tada paskui kažkurio tarpu dingo, tos taisyklės vėl atsirado ir jos keitėsi ir dar vis dabar jos keičiasi. Bet namų grįžimo laikas, likus taisyklė, laikosi dabar. Kelintą visi susirenkat? 9. Mokslo metais 9. Penktadienis ilgiau truputį. Aš vakar su 2 tokiais, kaip tu sakai, jaunesni paaugliai, tai mazgiais vis dar vadinam. Tai. Mes irgi pas mus mažiau. Dėrėjomės prie vartų, labai ilgai dėrėjomės, kad tikrai 9, žinai, ir tarp vartų ir namų. Kad... pas mūsų mažiukais, tai pas mus kažkaip mes griežtai žiūrim, nes turim vaikų su intelekto sutrikimu, tai ten vis tiek reikia griežčiau viską žiūrėti. Ir su kitais susitarėm, sakau, jeigu koks koncertas ar kažkur norite ilgiau pabūti, tai tarėmės iš anksto, kad ne dabar čia, grįšiu 1 ir ten tada grįžta 3. Taip negali būti, sakau, aš nemiegu, kol jūsų nėra namie, nes nerimauju vis tiek, kad ar viskas gerai, ar ten sveikas, ar kažko neprisidirbs, nes vis tiek būna viską. Kaip jūsų aplinka priėmė tą, nes aš tai realiai, tada, kai gavau tavo žinutę, man buvo, aš turėjau šeimyną jau berods, kokius, nežinau, 5 gerus metus, ar ne, ir mano namuose irgi buvo apie 10 vaikų tuo metu. Kur jūs lendat žmonės? Kaip reagavo, taip ir parašei man ta prasme, kur aš esu tame, man tai buvo labai stipru, kad jūs tokie jauni prisiema tokią didelę atsakomybę. Kaip reagavo jūsų aplinka? Ta prasme, palaikė, atkalbinėjo? Palaikymas buvo. Atkalbinėjimų tai net nebuvo, nesulaukėme. Bet ar padėjo?
Žinom. Tai padėjo. Kokios pagalbos labiausiai reikėjo pačioj pradžioj? Pirmiausia, pradžioj tai turbūt buvo finansinė parama, nes kai mes atėjom, tai ten buvo labai daug skolų likę, tada neaišku visiškai, kokie čia pinigai kam priklauso, nes dar iš pradžio net nebūna globa, būna priežiūra. Tai ten tos pajamos iš vis yra mažytės ir tokiai šeimai milžiniškai dar plus žiema, o tas namas keuras, ten dar malko, man atrodo, šildina, nu ten tiesiog, tai finansinė parama iš pradžio buvo turbūt didžiausia, tai reikėjo ir to, tai mūsų draugai labai daug prisidėjo. Ten kalėdos labai greit buvo, tai jie... Ir tvarkymo, visas aplinkos tvarkymo, nes jau vis tiek... Reikalavo kažkokios remontai. Tai jau labai daug buvo tų reikalų. Kai mes atėjom, tai atrodo, pradėjo reikalauti visko, ko tik įmanoma, kad namai pataptų kažkokiais rūmais. Nes atėjo nauji žmonės ir dabar jūs turėjot kažkaip... Taip, nes mama Sigita, jinai buvo, jinai daug metų buvo toj globoj, ten turbūt jinai ten labiau visiems nurodinėdavo, kaip ten kas turi būti, nes žmogus su patirtimis gali nurodinėti. O kai mes atėjom jauni žmonės, tai čia mums tik tai aiškina, mes nieko nežinom. Tai tikrai taip ir buvo iš pradžių, kur ten patys, kas turi duoti, nieko neduoda, o nori, kad ten būtų viskas. Tai taip ir buvo iš pradžių labai sunku, nes vertina namus, kaip čia tas atrodo, kaip čia tas, sakau, mes gyvename mėnesį laiko, sakau, kaip mes, kodėl jūs mums sakote apie sienas arba apie pelėsį kažkokį, tai tarsi, kodėl dabar mums dėl to... Momentas, kai turėjai pradėti tik tai Meks santykio, pradžiai turi suremontuoti namus, supranti, kad būtų saugu to vos negyvent, nors ten vaikai jau gyvenom 15, žinai, metų ir daugiau ten. Ir visi taip gyvena ir niekada nebuvo problemų. Tai buvo tokių dalykų, kurie kišo koją tam pačiam santykiu, kuriam pačiai pradžiai. Ir ta mūsų šeima, mūsų draugai mums labai padėjo tais klausimais. Dabar porą metų jau, ne 3 metai jau jūs esate tame? 3 metai. Spalio mėnesį 3. Tai šves galėsite. Spalio mėnesį 3. Tai kas dabar yra kitaip? Ramiau. Ramiau va dabar. Jums ramiau, ar šis namie? Namie gal ramiau, bet dabar kaip tik važiuodami pasakojam, sakau, ką čia pasakyti reikės. Nes sakau, nežinau, sakau, dabar atrodo yra tas momentas, kur buvo vasara, belė kaip gerai viskas, ruduo prasidėjo, ten kaip fainis, koks ramus ruduo. Ir tada, kai būna jau labai gerai, tu būnti aukštumoj, tokio, ten skraidai padebesiais ir tada kas nors, bum, ten vaikai, ką nors tą padaro, tas prisidirba, tas atsitinka, tai mes dabar esam tam atsitikimų, tokioj dobeliai. Tai su tokia nuotaika galvoju, kas dabar... Intensyvu. Tokio. Intensyvu, dabar ir taip gavosi, kad tas rugsėjai šiaip pas mumis dabar, aš skaitau, išlikimo mėnesis buvo, nes aš pavadavau kolegę darbę ir Edita dirba, tai jau grįžta vaikai, ten mažesni tai eina į dienos centrą, o dičkiai jau ką nori ten, sumuštinius, kiaušinius, ką nori tą daras. Nušluoja šalia to, ką nori tiesiog. Bet mūsų vyresni šiaip, jie atrodo, kad negyvena namuose, nes jie kiek įmanoma laiko išnaudoja su draugais tą laiką, tai jeigu 9 galima grįžti, tai tik 9 taip ir jais pro duris. Sakau, kodėl jūs negali grįžti pusvalandžio anksčiau, nes 9 reikia grįžti. Bet laikosi susitarimo, tai čia wow. Tai taip, tai džiaugiamės dėl to. Ką veikėt kartu? Šokam, miegam. Miegamas kartu. Susitinkam vakarė ir o visa kita buitis ir... Gal dabar taip kažkaip gavas. Aš kai pradėjau dirbti, tai tikrai neseniai būdavau namie visą laiką ir būni namie, tai kažkiek ten pasimatai, tai tarpais, tai ten nueini papietauti, gal kažką padarom, arba ten į lauką išeinam kažką paveikiam, arba ten kokiu podcastų pažiūrė, ar kažką nuvelia ką. O dabar taip sudėtingiau jau. Nežinau. Bet irgi dabar čia tas laikas, kur turi... praeit truputį ir tada susidėlios jau grafiką. Ir vaikai tokie viščiukai, tai jiem dar reikia sužiūrėti ten, kas kur, kada koks burelis, kas ten, kada kur turi nueiti, nes jie nieko neprisimena ir nieko nežino. Jūs turbūt esate žmonės, kurie geriausiai žino, kaip Meks santykį, nes turėjote labai daug treniruočių, ar ne? Jūs 10 vaikų reikėjo vis tiek, gyvenant po vieno stogu, neįmanoma turbūt be santykių, be kažkokių apsitrinimų. Duokit patarimus tiem, kurie manęs irgi labai dažnai klausia, kaip megzti santykį. Nesusikalbu su savo vaiku, nekalbu. Turit kažkokių tai stebuklingų būdų? Neturim stebuklingų, mes turim stebuklingų būdų, man atrodo neturim. Ir nes mes patys jam per labai daug skirtingų dalykų ir su skirtingais vaikais skirtingai veikia. Ten su vienu padeda, aišku, kalbėjimas ir bendravimas, parodymas, kad tave priimu tokį, koks tu esi. Tai turėjome tokį vieną iššūkėlį, turime vis dar ją. Tai su Ieva tas turbūt buvo pats toks ryškiausias ir spalvingiausias to santykio kūrimas per visus kampus, kokius tik įmanoma. Bet tai ką, tiesiog esminis dalykas, būsiu visada, kad ir koks tu bebūtum.
nes tu esi toks, koks tu esi ir kitoks. Įrodyti, kad priėmė jį. Nu taip, tokį, priemu koks- tave, ten kažkoks elgesys netinkamas, taip, mes nesakom, kad tu čia šauniai elgiesi, nes darai nesąmonės, mes turim ribas. Ir mums ribos šiaip svarbus, ir kartais skaitau tavo įrašus ir galvoju, kaip tu taip, nu visiškai atrodo ten užglosti, kaip taip įmanoma, nes mums dar vis tiek ateina tas toksai, kur tu žiauriai myli ir tu ten sakai, priemu tave visai ir tu rodai tą, kad, ta prasme, tikrai priemu. Esi tokia, kokia esi, bet vis tiek elgesys yra netinkamas ir atrodo, tada pyksta dėl tų stabdymų, dėl tų ribų kažkokių uždėjimų, nes ir tie susitarimai namuose yra, kurie riboja. Ir tada sako, vad praeitą dieną ten atrodo, tu darai viską, ten jau bendrauju, ten nematai, kur kartais kažko, ko nereikia matyti, ten, nu ir taip toliau. Ir paskui vis tiek tu sako, tau rūpi tik pažymiai, sakau, daug gyvenime dėl pažymų nesu nieko pasakius. Va tokios mamos paskui čia ir sako, kad kai galvoja, kad pažymiai vaikam labiausiai rūpi, tada jos nesupranta, kad vaikas viduje ten pasituščia. Sakau, nu ta prasme, atrodo ten jūsų jie, tai viską, nu ką tik įmanoma, tą darai. Ir tada, kai klausia, kokį patarimą gali duoti, galvoju, gal aš negaliu jo duoti, nes nežinau, ar aš iš vis išpildau pilnai tą santykio poreikį kažkam tais. Nes jo atrodo niekada negana. Ten tie jų meilės stiklainiai, tie rezervuarai tušti tokie, kur ten atrodo. Aš kartais sakau, kaip be dugno, krauni ir... Taip, ir ten niekada jie nesijaučia, kad kažkas tai ten pasipildo. Kas nebuvo padaryta kūdikystėje, dabar reikia su kaupu dapildyti, nes atsirado ertmės, tuščias ertmės. Tiek metų ten vaikas tos meilės negavo, tai reikia tiek dar dvigubai. Tai sakau, mes čia niekada jų neužpildysim. Jie kažkada... Kažkam taip, kažkas kitas turės ten juos toliau pildyti. Bet ir vaikams sakom, jūs ir patys turite tą patį daryti. Nes, sako, ten, irgi man ta pati mano mergaitė, jinai ten, kažkaip ten su tuo dėmesio nedavimu ir taip toliau. Ir taip ir sakau, o tu sakau, kažkada paklausai, kaip mes jaučiamės, kaip mums sekasi. Tai jinai, neklausiu, aš esu net nekalbėsiu, neturiu su tokia kalbėti. Ir atrodo, tai, po perkūnais, darai ir nematai. Aš namuose labai dažnai vaikus skanuoju, ieškodama jų meilės kalbos. Man labai kažkaip padeda, ne? Ir tada kiekvienas skirtingai, kai sako, ar myli visus vaikus vienodai, visiškai skirtingai myli, nes vieną myli tada, kai su juo eini kažkur tai pasivaikščioti, kitą myli tada, kai kalbėjom visokias įjausi gražius dalykus, žinai, trečiam, kai duodi 5 eurus, kai net neprašius. Tai pastebite, ne, kad skirtingai vaikam reikia. Mes irgi jam sakom, ten sako, tu labiau myli tą. Sakau, mes ir nemylim jūsų vienodai. Visus mes mylim, tikrai mylim labiausiai už kažką kito, nes jūs visi skirtingi. Ir stengiasi tą pamatyti. Taip, tai skirtingi Vienas sakys, kad tu jį myli, jeigu tu jo mažiau judinsi ir, kaip sako, duosi, žinai, pinigų ten erdvės, kad kažką galėtų veikti, savarankiškai duosi laisvę. Kitas, tai jeigu pasikviesi padėti pagaminti pietus, jau jam sakys, jau smagu, jūs gali tada ir bulvės, ir morkas. Bet čia su mažesniais, su versniais šitas iš vis negalioja, ten jau paprašysi kažko tai. Vyresni dabar yra tas metas, kai jie atitolsta nuo mūsų, jie, žinai, bėga. Bet tai yra pagal gamtą, taip turi būti. Natūralu pagal gamtą, nes kitaip jie niekada neišeis, pas man du užstrigę, neišeina. Reikėjo kažkaip atitolinti. Taip su jais ir yra. Dar vienas toks labai įdomus klausimas. Dažniausiai šeiminoje išaugia vaikai. Kiek iš visos mama Sigita užaugino vaikų? Šiaip, visus žinai, kiek žinot? Žinau visus apie 60. 60 vaikų. O tie vaikai, kurie jau užaugo ten, ar jie turi kažkokį sąlytį su tais namais? Aš suprantu, mamos nebeliko, bet namai yra ir ar yra kažkoks kontaktas su jumis? Kai buvo mama, tai buvo labai stiprus sąlytis, nors jie jau buvo suaugę. Dabar likę su kai kuriais, tik tai realiai tai su tais, kuriais aš augau jau. Jie grįžta namo? Atvažiuoja svečius? Atvažiuoja svečius, taip mes kartu važiuojam vasarą tenai kur nors ar baidarėm, ar tiesiog į svečius pas juos, ar jie pas mus pakeičia mus, jeigu reikia išvažiuoti, mums, žinai, kur nors paleidžia. Bet tikrai kartais pasitaiko, kad sako, gal norit kažkur dviesi išvažiuoti, nes mum atostogos ten, tarkim, gal kokį savaitgalį. Tai aišku, ten niekam daug nepaliekė, nes, tiesiog supranti, kad čia nėra jau taip jau lengva. O su tais vyresniais, kurie, taip, yra tas kažkoks sąlytis ryšys, bet taip, kad labai artimai bendrautume, nėra taip. Yra šeimos nuotrauka, dar kai man buvo tenai, galvoju, 14. Tai ten nuotraukoje tuo metu mūsų gyvenančių tuose namuose, kur dabar mes gyvenam, mūsų dabar gyvena, kai tik 10, tai tuo metu gyveno 25 ar 26 buvo.
tose pačiose namuose. O namai, tavs neužteko vietos, na, aš nebuvau pas jūs svečiuose, didelį namai. Teko. Nu, Po 4-5 dabar mūsų kambariai. vaikams neužtenka, jiem atrodo, sako, čia per maži Visiems kambariai. norisi Čia viskas, erdvės, viskas čia jam, kad ir vienas gyvena, čia mažas kambarys, kodėl pastatė truputį didesnis, nu žodžiu. Bet tiesiog, nu ir karta kitokia vaikų galų gale. Nu taip, visi dabar individualistai tokie, nori savo jie erdvės nori ir visko žino, daugiau, ir žino. visko geriau. Kas tau sunkiausia, Dita? Man sunkiausia turbūt yra neturėti lūkesčių. Tikrai sunkiausia, nes, nu, tu tame, aš tame ir murgdaus visą laiką. Tarp to neturėti lūkesčių ir kad tu turi jų turėti. Nes jeigu jų neturėsi visiškai... Balansas turi būti kažkoks. Taip, tada jie niekur nepauks. Ir tu ten, kad ir kaip meluosi, kad ir kaip ten visai ten čičiuosi, bet jie kažkada turėsi į savarankiškai gyventi. Ir kai supranti, kad, nu, nesąmonę po nesąmonės daryti, nu, tu nenueisi toli, jeigu tu neturėsi stabdžio, o kartais turi būti tas stabdis. Ir tada, kai jungi tos stabdžius, turi kažkokių lūkesčių, kad sustos. O tau? Man sunkiausia, tai turbūt išlikti ramiam gal tokiuose stresinėse situacijose. Neapšaukti anksčiau laiko. Šią savaitę jau paskui teko ateiti atsiprašyti, kad, nu, atsiprašau jo, iški per anksti gal, bet jau supykau, nes vidury darbo dienos turėjau ištrūkti, žinai, bėgti. Tai toks, bet paskui, nu ką, tai tuo metu nepagalvojai, ten gal apšaukė kažkaip, žinai. Paskui, nu, negerai ant širdės, žinai, atgal turėjai, atsiprašai, ten, žinai, vėl apsikabini, pasikalbi, tada jau ramiai, kad, nu, taip, negerai aš padariau, bet ir tu turi pagalvoti apie tai, kaip aš jausiu, žinai, reikia juos, nu, kažkaip bandau aš pastatyti, man va sunku yra nustatyti tą tokią, suprasti, kad aš neturiu, gal, žinai, taip sureaguoti asmeniškai ir pabandyti juos vaikus pastatyti mano padėtį, žinai. Nu tai, vat, tą nesureaguotai asmeniškai mes irgi su Aidu būna pakalbam, kad, nu tai kartais priemi taip asmeniškai, kol čia ne apie mane šitą situaciją, čia apie jį čia yra ir tu priemi savo, lyg čia kažkas tai tokio ir taip atsitraukiam, ne tai dabar čia, ne apie tai visiškai. Tada, kai aš išmokau suprasti, kad vaiko nuotaika ir ten piktas šnipštimas žiūrinti mano pusę yra ne apie mane, bet tiesiog apie 1000 dalykų, kurie nutiko jo gyvenime, ten konfliktas su draugais ir tiesiog, nu čia išraiška to. Tai labai palengvėjo, aš tam kai supranti, kad tai mes dar to mokomės. Jūs jau neblogai sekasi, bet vis tiek dar yra vietų, žinai, kur vėl paslydau, atgal reikia lipti. O buitis, jos pas jūs žiauriai daug. Sunku? Ar jūs kažkaip tai pasidalinę ir sustigavę ir... Nu, kaip tu manai, ar galima paaugliam su paaugliais kažkokia buitim pasidalinti? Su jais gali pinigais pasidalinti, bet ne. Sakau, jo, įdedu į kuprinę po 3 bulves, nuskuta per pamokas. Vat kažkas tokia, nebent pas mūsų taip irgi. Bet šiaip sunku, nu, ta prasme, tai yra labai, nu, daug skalbimo, maisto, nežinau, grindų šlavimo. Gal susigyveni su tuo ir ten ko seniau ten reikalaudavai iš jų, iš savęs, iš visko, kas turi būti namie, ten mes be 7 vaikų turim dar 7 šunis ir 7 kates. Tai kas turi bent vieną plaukuotą šunį, tai įsivaizduoja, ką tai reiškia. Aš žinau. Tai va, o pas mus yra 7 ir jie šeriasi 2, nes 3 nesišeria, kiti šeriasi. Tai, nu, tai yra reikaliukų ir kur tu ten visą laiką nieko netvarko ir tu ten vienas turi tvarkyti, tai iš pradžių buvo nusiaubas, košmaras, ir o kiek galiu kaip tarnas čia nuo ryto iki vakaro, kai pradedai ten skalbinis džiauni, dedi vėl ten džiauni ir vėl dedi. Ir per 2 skalbenkas padarai bent 4 skalbimus, nu tai kukų visai jau pasidaro, bet kažkada taip galvoju, palauk, ar čia man tikrai reikia 3 patiekalų, ar man čia tikrai jų iš vis tiek reikia ir dabar jeigu aš nepadarysiu kažko, tai jie alkani bus, ta prasme jau dideli vaikai, jie moka pusryčius, jie visi moka pasidaryti, jeigu nori. Galų gale nustoji tiem paaugliam kištos pusryčius, kurie jų nenori. Jei jų nevalgo, ten pridarai prie didelį lėkščių, tada piksti, kad jie jų nevalgo ir, nu, žodžiu, užburtas ratas. Tai, man atrodo, susigyvenom su laiku, kad, nu, nieko to, kad čia tas grindis. Ir dabar aš, pavyzdžiui, mėgstu šiaip tvarkytis ir aš visą laiką tai mėgau daryti. Tik mėgau savo netvarką tvarkyti, o čia jos tiesiog daugiau atsiranda, neplanuotai. Anksčiau siurbdavom dažnai namus, dabar išsiurbė arba rytą, arba vakarą. Arba robotas įsiurbė. Robotas ten paleidė, aišku, su robotu yra sudėtinga, nes reikia 3 kartus išvalyti dar, kad jisai išsiurbtų visus namus. Ir sukelti viską nuo grindų, tai čia irgi darbas. Kol verda bulvės su siurbliu praeina, nes siurblys irgi statybinis, paprastas, tai netinka Bošo, žinai, koks mažiukas. Jau statybinį reikia naudoti. Tai bet greitai, nu kažkaip susigyvenė, nes ir pradžiai, kai būdavo su ta buitim, tai atrodo tą valgyti, padaryti pietus.
3 valandas kaip niekur užtrunki. Dabar aš jau su namų išsiurbimo, išplovimo valandą telpu ir su pietų pagaminimu. Valandą 1,5. Pradėjot mažiau valgyti? Jau šiaip ir pradėjom mažiau valgyti, gal net mažiau gamint pradėjom, nes seniau tai tu ten įsivaizduodavai, kad ten belikiek reikia visko. O dabar žiūri, kad jie nenori antrą dieną valgyti to pačio ir to labiau trečią kartą to nevalgys. Ir tas maisto švaistimas irgi. Vienam kartui. Jo, vienam kartui padarai ir tada gerai. Į parduotuvę važiuojate patys ar kažkaip tai... Patys turbūt. Pačiu. Visi iš tikrųjų dalykai, kurių purtydavausi, va ten namų tvarkymas, ten skalbimas, aš žiauriai mėgstu tai daryti, man skalbiniai, tai yra, ten dalinamės budėjimus ir galvojate, gal niekas nenori skalbimų, nes aš jūs noriu skalbti. O, dalinatės budėjimus, kas tai yra? Pas mus budėjimų sąrašas yra, jau dabar jo nelabai ten yra, bet jisai yra, bet jo niekas nesilaiko. Taip. Man atrodo, tai daugelį. Nes galvoju, tik aš nemoku šitą dalyką. Pas mus šaldytuvai daug metų kabėdavo. O mes keitėm. Visokie grafikai ir... Ir pas mus mes galvodom ten, pas jos būdavo seniau po savaitę, nebudėjimai namie. Taip. Ten buvo visą laiką. Ir ten buvo griežtai, tarkim, budi virtuviai savaitę laiko ir nesutvarkai virtuvės, neperdodi jos, vėl budi savaitę laiko. Ir mes čia tėm, tai čia vaikam per daug, tai čia žiauriai reikia po vieną dieną padaryti. Nu, tai jie ten iš vis nieko nedaro tą dieną, tada grįžtam vėl savaitę, tada vėl grįžtam po dieną. Dabar aš jau net nesu tikra, kas ten, kur budi, man atrodo, ten tiesiog mėnesiniai sudaryti. Prasidėjo namuose remontai, dingo tie visi budėjimai ir viso. Kas ką mato, kas ką padaro, tiesiog, baigėsi ir baigėsi. Žodžiu, tai būna. Ateina savaitgalis, turim laisvo laiko ir ateinam, kas būna namie, ateik tu tą padaryk, tą, arba kas gali išnešti šiukšles. Yra vienas žmogus, kuris visada gali jas išnešti, kiti šiukšles. tai taip ir tvarkais kažkaip. Lygiai taip pat, kas gali nueiti parduotuvę, aš irgi turiu vis laik vieną, kuris gali visada nueiti parduotuvę. Pas mus tai... Ir... Gal mažiukai ateitų dar. Tai ir Linas eina dar. Jisai su dviračiu greitai paprašai jam. Tokie visi tie vaikai gyjasi labai skirtingi. Turim ir tokių, kur tikrai padės, jeigu ten kažkas paniurzgės ir padės, bet turim tokių, kur ten ateina, ką čia pusryčiam valgyt. Tai sakau, tai pasidaryk kažkas, ko aš dar pati ką tik atskėliau. Tai nėra čia ką valgyt, sakau, atsidaryk šaldytuvą ir pasižiūrėk. Tai nėra kiaušinių. Tai sakau, apsirenk ir nueik į parduotuvę. Sako, tikrai aš čia nesirengsiu ir neįsiu parduotuvę. Sakau, tai tada tikrai nebus kiaušinių. Bet nesuka dėl to galvos, dėl to tokio paaugliško niurzgėjimo. Bet seniau sukdavom. Ir tikrai sukdavai ir pergyvendai ir galvodai, kaip pakeisti, kaip čia ką daryti, kad čia mandagiau bendrautų, kad čia taip nedarytų, kad pagalvotų, kad būtų savarankiškesnė. O dabar galvoju, žmogui bloga diena. Pavyzdžių gali rodyti. Gali pavyzdžių rodyti, bet iš tikrųjų, ką gali, tai tik savim įrodyti, daugiau kažkaip neprodysi. Bet man tas, kaip sakiau apie lūkestį, tai tikrai tas būna, kad tu esi atsakingas už tai, kad jie nebūtų tiesiog kažkokie inkstai ten taukuose, kur nieko nedaro, nieko nemoka. Ir su mokyklom lygiai tas pats. Nes tu esi atsakingas. Tavo pareiga yra pasirūpinti, kad jie padarytų pamokas, kad jie pasiruoštų, kad jie kažką išmoktų, kad jie būtų mandagus. Kontroliuojat, žiūrėt, tarsi stebėt tai. Kiek tai manoma, tai taip. Stengias, tikrai ne visą laiką, mes nesam tobuli. Dabar aš pati, kai mokytoja pradėjau dirbti, tai man linksma rašyti pastabas buvo, nes galvoju, vargšai tie tėvai, nes žinau, ką tai reiškia, suprantu tos tėvus, kurių vaikas nedirba, kuris nenori dirbti, kuris neatsineša, kuris pamiršta. Bet tada ir tėvams sakiau, ir mokytojams jau savo bendradarbėms sakiau, reikia nepamiršti to, kai tu mokytojas, tu turi mokytojo atsakomybę ten, kad jis išmoktų. Kai tu esi tėvai, tu ten turi atsakomybę, kad jis būtų išauklėtas, pasiruošęs ir toliau. Bet visi pamiršta esminį dalyką. Jis yra atskiras žmogus. Jisai yra atskira asmenybė, kuris yra visiškai savotiškas, nei nuo mokytojo priklausomas, nei nuo tėvų. Ten kažkiek mes galim tai paformuoti, bet vieni vaikai gyvūna tokie, kur labai lengva auklė, ten ir jie nuostabus ir ten ką pasakyti, tą padaro. Nežinau, ar čia nuostabu, bet tiesiog lengvi tokie vaikai. Patogus vaikai, patogus, geras žodis. Ir paskui būna tie tokie, kurie visiškai su savo nuomonė, kuriem ten nieks neįdomu ir niekas tu ten absoliučiai nedarys, ką tu pasakysi. Gal padarytų, jeigu to nesakytum, bet jeigu pasakysi, tai nedarys. Tada, taip. Bandot apžaisti tada kažkaip, ar tiesiog numojat ranką ir leidžiat jam, įkristi jo tą tokį. Įvairiai mes tikrai leidė ir paskesti savo N raidėse ir ten pastabose ir tada matai, kad nerūpi ir tada rūpi tik mokytojui ir tau rūpi. Ir tada toksai galvoju, palačiu, mano atsakomybė dar tą vaiko teisėm rūpi, nes jūsgi turit pasirūpinti, kad jisai mokytųsi ir lankytų mokyklą. Sakau, gerai, sakau, aš ją prikeliu iš lovos, jinai, turėtų eiti iš lovos, bet neina, sakau, ką daryti, priverskit, kaip privers, sakau, už kojos ištemti. Privers, turit jūsų pareiga privers ir va tada tarp tokių lūkesčių, kur tu sau keli, tada keli vaikui ir jie nevyksta ir toks būna chaosėlis ir viduje, ir namie.
Tiesiog turi duoti vaikam, jaučiu, pasirinkimo laisvę, žinai, kai atskiros asmenybės jau protaujančios, jau dideli paaugliai ypač, tai jie jau žino, kad jų pareiga eiti į mokyklą, kad dėl ko jie turi mokintis, irgi visi supranta. Nėra nei vieno pas mumis kažkokio, kuris nesupranta, dėl ko reikia mokintis. Ir jeigu tu viską jam paliepsi, ką daryti, tai kokia asmenybė užaugs, jeigu jis neturės savo nuomonės nieko. Tai va, mums būdavo taip, kad kažką tai sakom ir nedaro, ir ten susinervina Aidą, sakau, bet sakau, iš kitos pusės, kaip fainai, kad jie nedaro, jie mąsto savo galva, vadinasi. Tai geras ženklas, sakau, nes jeigu jie padarytų viską, ką mes pasakytumėm, kaip jie gyventų iš vis kažkada savarankiškai ir kaip jie kitoje aplinkoje, ne prie mūsų, kaip kiti galėtų jais manipuliuoti ir daryti beleką. Tai ta prasme, tas paauglio nepatogumas jūsų negazina, šiaip. Jis kartais gazina, kai tu esi pavargęs. Tikrai tada, kai susideda daug visko ir dar jis būna ypač nepatogus kaip tyčia ir jis būna dažniausiai ne vienas nepatogus, o jau keletas ir dažniausiai beveik visi, tada būna labai nepatogu ir nesmagu. Ką tada darai? Atsitraukia, pabėgi iš situacijos ar... Turbūt. Dažniausiai pas mumis nebūna tokių situacijų. Kokių, kad visi sproginėtų? Kad būtų visi sproginėtų. Dauguma būna. Dažniausiai tai, bet tai kas sproginėjant, tai pasproginėja biški ir nueina į savo kambarį. Dabar išmokai trenkia durim ir išeina į miestą. Va dabar, man atrodo, išmokom, kad taip turbūt labai per daug į tai nereaguoti, atsitraukti. Su mažesniu vaiku turėjom tokių isterijų visokių. Tai būdavo iš pradžių ten pyksti ant jo, tada įsipyksti ir ten tiesiog gaisras didėja. Bet su juo išmokom, kad tiesiog išėjau, uždariau duris, viskas. Nebėra žiūrovų, baigėsi teatras ir nebėra prieš ką čia kelti tų visų ugnių. Ir su juo labai tas veikia. Ateina po 10 minučių, jau nurimas, arba pats ateina, jau nurimau, galim pasikalbėti. Gerai. Ir klausia, kaip apžaidžiam vaikus, tai ir apžaidžiam su visom tom pareigom. Kaip tu apžaidė? Tiesiog atsisėdi ir šneki, klausia, kaip tu manai, kodėl tu reikia į mokyklą? Ką darysi, jeigu neįsi mokyklą? Kas bus, jeigu dabar visai nebelankytum mokyklos? Ką dabar veiktum? Kur gyventum? Tai buvom davę užduotį ir paaugliam atsinešt kompus, žinai, ir tiesiog sakau, siunkit CV banką ir susiraskit darbą. Dabar metėt mokslus ir jums reikia pradėti dirbti. Nes pradėjo šnekėti, kad nebereikia toliau mokintis. Susiraskit tiesiog, nesakau, kaip jūs išgyvensit. Tai viena rado iš karto, sako, o, Hesburgeris, liuks. Sakau, tu nori Hesburgerį? Taip. Sakau, o tai super, sakau, labai gerai, sakau, kai reikalavimai, nieko 10 klasių ten, okei, sakau, gerai, super, tau tinka jau darbas. Kitas, aš tai noriu būti teisininkas. Ne, jis pasakė, teisininkas. Teisėjas nori būti. Sakau, ir kokie reikalavimai, tai ten aukštasis ir patirtis 2 metai. O tai kaip turėt patirties, jeigu tu tik dabar studijas, pavyzdžiui, baigiai? Sakau, todėl, kad dažniausiai žmonės nepradeda būti teisėjais, jie būna teisėjų padėjėjai ir taip. Aš nenoriu būti padėjėjai, aš noriu būti iškart teisėjai. Ir aš ten tiek laiko ginčiamės apie tai, kad tu turi pirmiausia kažkaip ten nuo kažko pradėti. Negali ten savo taip. O kita tai tiesiog sakė, man nereikia, yra kitų būdų prasisų gyvenime, sakau, kokių. Ne visus jo suprasit. Žodžiu, tai... Ar nors vieną vaiką esate jau užauginę? 3 metai tame, ne? Ar nors vienas tarp... Tokį savo pilnai, kad būtų toks, kur jau jaustųsi mūsų vaikas, tai... Ne. Nes mūsų pirmi vaikai buvo per pusę metų, jie buvo išėjo tie, kurios galvom... Jie labai greit užaugo. Jo, jie buvo dideli ir ten jau jiem nelabai nei mūsų reikėjo, nei ką ten, jie suaugę žmonės. Pradžiai irgi truputį problemų sudarė. Visi ten tas, žinai, netektis viską, bet taip, nes su jais labai išgyvenom tos dalykus, bet ta prasme, kad kažkoks labai stiprus ten ryšys būtų, ar toks jaustus, kad mano vaikas, mūsų vaikai yra 7 vaikai. Ta prasme, taip, ten mes palaikom su nais ryšį ir ten, jeigu reikia visą laiką sakom, ateikit pas mus, ten padėsim. Bet jaučiat jau, ne, kad čia yra jūsų vaikai ir... Tai be abejo, taip. O kaip jie kreipiasi jūs vardais? Įvairiai. Jeigu kažko nori, tai tada tėti. Jau skambina paauglės. Tėti. Iškart sakai, kiek? Dažnai būna vardais. Dičkis mane tai pravardė vadina. Kokia pravardė tavo? Aidelis. Sakau, nesakyk, tu man sakau prie vaikų, sakau, čia draugams. Sakau, eina mažiukai Aidelį, o aš tau nedraugas. Tai iš pat pradžių, kad jiem tai jie tikrai užsidėjo iškart mamą tėti. Ir toks buvo kažkaip net patiems toks Gal saugumo toksai, gali būti, toksai. Bet ir buvo, ir mums patiems buvo labai nepatogu, nes, toks niekad nesi mama ir dėdis niekad nebuvai, bet, koks skirtumas, čia svarbu jam gerai. Tada dingo mama, nes jau mama turėjo. Ir tada jie ilgai visai matavosi tėti, nes tėtis tai pirmą kartą gyvenime atsirado toks, kad tėtis jau būtų. Ir buvo tas tėtis, paskui dingo abudu, visiškai nei tėčio, nei mamos nebuvo, nes tada prasidėjo jau išlifavimai į kampų, pasižiūrėti, kokios čia mūsų visų ribos ir kaip mes čia susigyvensim. Tada mes buvom, tada jie klausė, kaip tai vadint, sakau, kaip nori, babutė tinka,
Ar aš tik panašiai babutė, gal nereikėtų. O paskui pradėjo jau taip tikrieji tie mama tėtis atsiras. Tai kas keiščiausia atsirado pirmiausia iš paauglių. Man tai visą laiką mergino sako mamukai, o dičkis mūsų vaikinas, tai man visą laiką sako jūs. Ir dabar mes sakau, kiek metų, čia porą metų jau, ir jis vis tiek sakau, Linai, sakau, aš ne jūs. Sakau, ne. Ir jis sakau, kiek mūsų čia yra. Nu tai tu. Nu, sunku būna žmonėms. Bet dabar kažkaip, iš tikrųjų, nuo vasaros gal jis daug stengiasi labai, nes pasako jūs, tu. Tai dabar, man atrodo, visai daug sako tu. Bet va tiek, atrodo, laiko reikėjo, kad išeitų iš to jūs. Sako, man labai keista, nes vis tiek, mama jau buvo mūsų gyvenime ir sako, jinai ne viena yra, nes yra ir biologinė mama. Ir sako, ar dabar man sakyti, bet sakau, tu tai čia ne mama, sakau, tu man gali su tu Edita, bet ne jūs. O mažiukai tai matuojasi. Taip, bet jau dabar vis dažniau, žinai. Laiškelius kokius parašo vis dar, ką. Laiškeliuose tai niekados nebūna vardo, visada būna mama tėtis. Bet kaip kažką nori, tai tada Edita, arba ateina, mamukai, ką sakei, Edita? Mes labai dažnai kalbam, kaip suaugę žmonės jaučiasi globoje, bet tavęs, Aidai, galiu paklausti, kaip tu, būdamas vaikas, jautėsi būti globojamas. Nu čia per tą kitą pusę, ar ne? Kaip jaučiasi tie vaikai, kurie netenka biologinės šeimos, kuriems atsitinka kažkokie dalykai ir jiems tenka užaugti pas globėjus. Papasakok apie tai, jeigu gali. Taip, pradžiai tai kas? Nu, pradžiai tai būna baisu. Pradžiai būna gėda. Kokio amžiaus tu atėjai į globą? Aš atėjau 11. Irgi paauglys. Taip, tai pradžiai kas būna, tai nežinau, man asmeniškai tai buvo pradžia, aš kurį laiką net nesakiau, kad aš turiu daug brolių, daug seserų, žinai, toks atrodo gėda kažkaip nes kitaip. Ten ir jo ir kitaip, ir žinai, mokykloje ir patyčios kažkokios, dar kas sužino, žinai, prasideda vis. Tai iš pradžių toksai buvo. Paskui kažkaip pagalvojai, o ko čia gėdyti? Kas čia yra negerai, žinai. Aš kažkaip anksčiau, nežinau, subrendau, tai nežinau, aš kaip pasakyti, koks jausmas. Geras jausmas, saugus, tu turi namus. Tu turi kur grįžti. Greitai su mama Sigita užmesgė santyki, pasijutai, kad jis tas žmogus, kuris tau vis laik bus užnugaris? Labai greitai turbūt. Nežinau, aš turbūt gal mėnesį laiko ten ant laiptų pasėdėjau, kaip, nežinau, kažkaip vadindavo, nes visą laiką ant laiptų sėdėdavau palėpęs. Ir žiūrėdavau, kas ką veikia iš viršaus, žinai. Tai tas pirmas mano buvo toksai. Radai saugų lizdą tokį. Jo, saugus lizdas buvo aukštai ir matau viską, žinai, iš viršaus, kas ką daro tenai, žinai. Tai ir paskui kažkaip tai taip, vienas iki pasikvietė padėti padirbėti, kitas iki pasikvietė padėti padirbėti. Nu ir tas užsimesgė tas ryšys. Per kažkokį laiką kartu? Porą mėnesių turbūt, nežinau. Nu toks labai, labai greitai, sakau, kažkaip pripratai. Nes mano biologinė mama tai jau buvo mirus kurį laiką ten. O augai kito laiko šeimoje biologiniai? Ar? Su tėčiu, taip. Su tėčiu, mačiau. Tai, nežinau, net nežinau, kaip atsakyti. Bet ar tai, kad tu buvai toj globojamo vaiko pozicijoje ir žinai, koks jausmas, tiesiog negalėti įsilieti būrį ir norėti iš viršaus stebėti visus, ane? Ar padeda tau geriau suprasti tuos pačius vaikus, kurie nenoriu padėti. Ta prasme, neįdomu. Noriu grįžti namo tik permegoti ir nelyskit man į akis. Tai padeda, žinoma, supražinai. Gali pasimatuoti. Nes pasimatuoji, matai, kas kaip. Tai jau iš karto susidarai apie visą grupę, žinai. Kas čia ką, žinai, kas čia. Nuskenuoji? Jo, nuskenuoji visus. Gerai, tas nepadeda, aš galiu padėti, žinai. Gerai, kas sutvarkys. Ir ten vakar sakė, tas netvarkys, aš tada sutvarkysiu. Toks, žinai, nuskenuoji, kad kažkaip bandai įsišlėti vis tiek į tą būrį, žinai. O kaip įsišlėti, visi iš pradžių ten kažkaip irgi nedrasiai, ten pažaidė kažką, bet toks nežinai, ką gali liesti, nes irgi vis tiek, kai vaikai, tai mūsų buvo labai daug bachūrų, žinai. Tai kokie prikolai, tai ten kažką pasigrūmt, žinai, dar kad toks visiems irgi nedrasus tavim žaisti, nes nežino, kas kiek, žinai. Čia galima tave spausti, ne? Taip, tai čia toks, bet sakau, mes kažkaip. Paskui aš dar net negyvenau, lankiausi, tai aš labai paskui gerai, man kaip pasakė, kad ką daryti, kad reikia arba kraustytis kažkur gyventi, ten vaiko teisės jau. Tai ir jau aš labai savo norų sutikau, kad pasigitą varom. Man tinka, nes buvau porą sykių atvažiavęs, ten brolis jau suvedęs buvo, tai jau gerai tinka, važiuojam, žinai. Tai ir saugu, tai toks. O tu, Edita, liki tapimo šeimynos mama. Ar buvai kažkaip susidūrusi su globa? Ar tavo aplinkoje buvo kažkaip tai? Mano aplinka ir buvo ta šeima, nes mano draugė ten gyveno. Aš tą šeimyną
gal 12 metų prieš globą pažinau. Nuo 5 klasės, nežinau, ne 12 gal tada buvo. Atvarsia, tu lankydavasi pas draugę būtent tose Taip, taip, namuose. taip. Tai jums abiem ten buvo tokia, jūs, praktiškai namai, kurie Taip. pažįstami. Aš ir pati užaugau su seneliais, nes toj tokioj tėčio ir mamos aplinkoje. Tai kažkaip man tai niekada nebuvo nei svetima, nei keista, nieko. Tiek daug visko, bet smagu. Likdavo mėgot pastoviai su draugė. Dar tuo Tai tu metu. tada ją ir nusižiūrėjai, ar ne? Kai jinai Ne, atėjo? kažkaip ne, mes net nebendravom. Jinai jaunesnė buvo, tai kaip aš, man 15, jai 13, kaip aš čia ją žiūrėsiu. Nu, čia, taigi sesės draugė, nežiūrėsigi, kas čia dabar per nesąmonės. Tik vėliau kažkaip patraukė akį, žinai, Instagram'e nuotrauką. Gal reikia palaikinti, gal reikia parašyti tada, ką nors, žinai. Tai Kiek laiko jums buvote kartu iki vestuvių ir iki to atsitikimo, kad jūsų šeimas užaugo tokia milžiniška? Mes pradėjome bendraukti man 17. Ai, tai keli metai. 6 metai. Jau gerai pažinot viens kitą. Jau mes kurį laiką gyvenom kartu. Jau tikrai gerai pažinau. Jau buvom praėję ir skyrybas, staikėm. Dita pas mane į Norvegiją atskrido. Tai toks, sakau, jau buvom praėję daug ir matėm, ir jinai dirbo atskirai, ir aš buvau dirbęs atskirai, gyvenom atskirai, paskui vėl gyvenom kartu. Tai tikrai jau mes per tuos savo 6 metus, tai matėm ir šilto, ir šalto. Aš pasenomės tiesiog. Pasenom senos galvos, gerai, kad neatrodo. Iš karto reikėjo 10 vaikų ir taip. Tada būtų viskas iškart gerai buvo, žinai. Dabar vaikai tokio amžiaus, kad, kiek, dar 10 metų ir praktiškai jie užauga. Kokie jūsų planai ateičiai? Užauginti šitos vaikus, ta prasme, visi resursai yra į tai, kad reikia užauginti šitos vaikus tiesiog ir ar kažkokius turite konkretų planą, ar tiesiog tekat pasrovi? Pradžiai buvo planas, kad užauginti tik tai šitos vaikus, paskui reikėjo... Globą, sakėm, tikrai nedaugiau nei vieno vaiko, net mums neduokit, nekiškit niekados. Tada atsirado vienas laikinoj. Gerai, kitas laikinoj. Tada antrą kartą vėl tas pats, kuris jau buvo buvęs ir taip toliau. Ir paskui sako, tai gal palikčius ant klaustuko tada ir taip kažkaip likom. Nieko mes dabar taip. Neplanuojat net. Pagal įstatymus mes maksimumus ten renkam. Tai. Kas labiausiai džiugina? Nes aš suprantu, kad daug buities, daug bendravimo, intensyvu, aš vis laik sakau, nesunku, bet intensyvu, bet yra dalykai, kurie bet kokiu atveju, turi džiuginti kažkas, kad jūs, tiesiog sėdėt ir šviečiat, ar ne? Tai yra to priežastis, kas labiausiai džiugina. Mane tai turbūt džiugina tas, kad tu jautiesi visiškai darantis tai, ką tu turi daryti, ne kažką tai skirti. Savo rogėse? Savo visiškai rogėse. Ir kai, sakai, nepagalvoji, kad čia per daug, kad per sunku. Buvo momentų, kai galvoji, kad tikrai sunku ir nežinai, ką tu ten daryti turėtum dabar tuo metu, bet niekad nebuvo taip, kad nenorėčiau to daryti. Tiesiog iš viskas ta globa, kai sako, ten darbas, dar kažką, ne darbas, čia tiesiog mūsų gyvenimas, tai mūsų gyvenimo kryptis, tikslas, nežinau, kas čia. Darbu to tai tikrai negali pavadinti. Dirbti reikia, bet čia ne darbas, čia... Tai yra gyvenimo būdas. Taip, nes tada realiai tai ir vaiką užauginti irgi yra darbas. Tai čia tiesiog gyvenimas. Čia gyvenimas tiesiog. Tai... Kas tave džiugina? Mane tai viskas džiugina. Mane džiugina, kai ryte atsikeli, supranti, ir jau nuėję du į tualetą nesipyksta, žinai, nesilaisto ten vandenį dar, kad tai jau atsikeli, vadinas, kažkam geresnė nuotaika, kažkam dar, kad tai, nežinau, pokytis turbūt, matai vaikus, pokytį. Grįžti namo, atbėgai, negirdi nieko, pavyzdžiui, tylų būna namuose kažtylius. Pašaukia kažką, žinai, iš visų kampų subėga, žinai, apsikabina. Gal mes labai vertinam tą ramumą namų, nes mes, kai atėjom, mums tikrai buvo pirmi metai labai labai sunkus. Ten buvo viskas sukrito, kas tik tais atrodo įmanoma. Tas ir buvo, kur ten net visi specialistai sako, kiek jūs dar galit pakelti. Tai tikrai daug visko buvo ir mes taip... Visiškai pasikrikštijom, kiek tik įmanoma viskuo ir tada toksai jau dabar gali gyventi gyvenimą. Atbuko, biškai, jau žinai, netaip reaguoji. Tiesiog nustoji reaguoti tam tikrus dalykus ir pradedi skanuoti tos perliukus, kurie padeda išgyventi dieną, ar ne? Kalbėjai apie specialistus, ar jeigu reikia pagalbos, jos dažniausiai reikia, drąsiai kreipiatės, gaunat pagalbą? Kreipiamės tai drąsiai. Ir gaunam,
Kažkokia, vaikams, psichologai, jums taip. galų galia pagalbos kažkokios Tai palaikymo. ne, mes dar nesikreipiam. O kas jūs tada stiprina? Mes esam šeimų terapijų ir praėję irgi šeimos net tą... Tai MDFT mes praėję esam su paauglė, kur minėjom, kad turėjom reikalų. Mes tų terapijų išbandė ir šeimos terapijos turėjom, kur mes tiesiog saido įdom dviese, tai labai buvo smagu eiti, nes turėjom labai nuostabią psichologę ir visą laiką ateidom, pasakodamės ją ir visą laiką sakydavo, kokie jūs nustabus. Visą laiką būdavo taip galvo, tikrai kokie mes faini. Ateini išsikalbė, žinai, ramu pasidaro. Tai tu gauni, tai kreipiamės mes į globos centrą, mes turim labai gerą globos koordinatorę. Žiauriai, tu prasme, pasakai, ko reikia, jinai viską suranda, atsiunčia kontaktus, tik tai skambinkit, registruokite, žinai, užsiregistravom, laukiam pusę metų, laukiam eilės ir labai esam patenkinti ta terapija MDFT, nes skirtumas labai ryškus. O jūsų santykis, jūsų dviejų santykis, kaip keitėsi tame, čia yra toksai, jūs nugyvenote 10 metų suaugusio žmogaus gyvenimą per 3 metus. Tiek visko, ar ne? Ar tai padarė įtakos jūsų santykių kažkaip? Aš manau, kad mūsų labiau sustiprino, nes dabar jau toks kaip, komanda. Sako, gipsas, žinai, tai, kumštis, tikrai jau gipsas, jau žinom, žinai, kaip reaguoti ir per tuos visus įvykius tai jau gaunasi išmoksti, žinai, jau matau Edita pikta, tai jau tada nesimaišai po kojom ir pats. Edita mato, kad aš piktas, pavyzdžiui, tai jau jinai vaikus iš kambario ten, kur nors. Pasaugot vienas kitą, ar ne, kad nesudegtumėt. Tai jau nereikia žodžių, kad suprastum vienas kitą. Tas toks ryšys toks sustiprėjęs. Ir tikrai tos smulkmenos, kurios ten seniau atrodydavo kažkoks siaubas, ten kažkoks, dabar galvoju, kaip jokinga, čia žmonės dėl tokių dalykų pykstasi, yra dėl ko daugiau nerimaučia žemė. Tai tuos mūsų gaisrus visus nugesino. Ne visus, bet daugumą. Būna visko, aišku, būna visko, žinai. Ačiū Dievui, nes atrodytų jūs, per nelik tobuli, kad būtume tikri, tai jeigu būna visko, tai gerai. Mes labai būna netobuli. Visko, būna supyksti, išvažiuoja vidurį nakties pasivažinėti kur nors. Išeina ir sakau, tai dabar išeisi ir viską kaip vaikai, čia tie paaugliai paliksi, išeina, uždaro duris, po sekundės atidaro duris. Tai kas tau yra? Tai būna visko. Džiugiuosi, kad tai nebūna dažnai, taip jau labai neseniau mes kažkurio tarpu sąjūdų labai daug pykomės, labai daug pykomės ir tada atsirado vaikai, tu taip pamiršai. Nebėra kada. Padėjai tos pykčius iš šono ir dabar galvoju, dabar mes galim šnekėtis, nes jau tiesiog viskas išpykta turbūt ant visko, ko galima pykti ir tas pyktis niekur nenuveda į. O ką veikėt su vaikais? Ta prasme, visi būna tai dalykai. Aš suprantu, kad čia turėjau labai daug visokių tradicijų, tarkim, turėjom tokį advento kalendorių, kur kiekvieną gruodžio mėnesį, kiekvieną dieną kažką veikdom visi kartu. Tai ką reiškia visi kartu? Tai 3-6 net nosis neiškiša. Viskas su to gerai, jie turi savo erdvę ir savo laisvą laiką ir savo, kažkaip tai tą. Tai yra dalykai, kuriuos veikiat kartu ir veiklos, kurios įtraukia net tuos, kurie nenori matyti jūsų akise. Man tai labai smagu klausyti, kad ne pas mus vienus taip yra, nes tu turi lūkesčių tokių, kad čia bus labai visi kartu gražiai apsirengę. Taip. Tai mes turim visi kartu, ką mes turim, tai turim kalėdinę šeimos fotosesiją, bet ir taip, pernai vienos nebuvo, nes sirgo. O kitą dieną kažkur išėjo, tai sirgo tiek daug. Aš esu šeimos fotosesijos ir mokėjus vaikam, kad maldauju, duosiu 5 eurus, būk geras, nusifotografuok. Iš veido matėsi, kuris papirktas, nes veido išraiška buvo nepaperkama, tik tai kūnas nuotraukai. Tai tokių prisigalvoju tų visokių dalykų. Sekmadieniai pas mumis tokie dabar iš vis, kai vasarą tai daugiau gal tos veiklos būdavo. Tai važiuoji į sodą pasimaudyti, tai kažkur šiaip važiuoji tiesiog. Šiaip šią vasarą mažai važiavom. Telpate automobilį? Dabar netelpam, sugedo. Sugedo jūsų autobusiukas? Sugedo, laukiam, ilgai laukiam servise. Tai bet, dabar mes namuose, žinai, kokios tos veiklos. Mes turim tą tradiciją, kuri, kartais įsigyvendina, kartais ne, tai mūsų sekmadienio pietus. Tai yra, kai mes arba, ten vakarienė labiau gaunas, nes kol tu ten viską pasidarai, bendrai turėtum tai daryti iš idėjos. Jeigu nori, kad visi būtų. Jeigu bendri pietus, tai tada reikia sulaukti vakaro, kol dičkiai. Tai vadinasi, turi išnaudoti maksimumą, jie ten turi išbūti maksimumą lauke, kad ten tik galėtų grįžti jau taip ant to, taip, bet 9 valandą nevalgysi vakarienės, bet jau ten kiek įmanoma. Tai idealiausiu atveju, taip mūsų būna sekmadieniai tokie. Seniau būdavo pusryčiai šeštadieniai. Šeštadienį valgynom visi kartu pusryčius pernai metais, iki vasaros, nes vasarą vis tiek sugriauna visus. Va čia labai įdomus momentas, nes pas mane irgi namie paaugliai.
kaip jūs sugebat juos pažadinti pusryčiam, nes mano pirmie atsikelia ir kol atsikelia tie paskutiniai, pirmie numirtų badu, jeigu, sakytum, pasidėk palauk, kol ten. Pas mus mažiukai yra tie tokie pusrytiniai. Anksti. Jie atsikelia 7 ryto ir ten jau girdi, mūsų, kadangi kambarys yra virtuviai, tai mes šiaip labai pykstam, kai jie valgo nelaiko, nors, supranti tu juos, bet, mums trukdo, nes tiesiog girdimės viską. ir jie ten būna traškina, kokius batonus ten kažką tais nešasi. Bet, pernai tai mes tiesiog keldom ir viskas. Gal įspėdom net iš anksto, kad bus pusryčiai, arba stengiasi pagaminti kažką tokio, kad atsikeltų. Taip, nes jeigu ten tiesiog sutepsi kokį sumušteką, kur jie šiaip susitepti nelabai smagu, bet jei ten kažką jau pagamini, kokiu ten varškėtukų, ten išveržiu, kurių mėgsta jie ten, tada jau atsikelia. Ir būna, kad... Atsikelia ir tada jau skubina visus. Ar jūs galit greičiau atvykti jo, valgyti, žinai? Reikia pakelti vieną alkaną. Taip, ir tada jisai pažadins visus. Čia variantas. Taip. Tai va taip kažkaip. Tada kas čia dar iš tradicijų tokios. Tai mūsų kalėdos, aišku, visada švenčiamės. Kaip dovanos atrodo? Ta prasme, jūs organizuojat visiems dovanas? Pas mus kalėdų senelis yra, tai negaliu nieko sakyti. Atsiprašau. Tai parašo laiškus kalėdų seneliui, mes išsiunčiam per paštą Lietuvos ir atsiunčia tenai daug maž kažką. Aš supratau, kad per kalėdą daug pinigų išleidau, be reikalo išleidžiu. Taip, sakau, sutaupyk. Tegu laiškus rašo ir tos dovanos ateina pačios. Tai mes ir galvojom, kad gal jau reikėtų. Bet jums irgi atneša dovanų, ar ne? Taip, mums atneša. Sako, kodėl jūsų dovanos šiaip būna pačios brangiausios? Jūs gaunat, pavyzdžiui, Apple laikrodį. Nežinau, kas čia koks. Mes gal gerai elgiamės. Sako, nes mes tėvai, tai jūs būsite tėvai, tai gal irgi gausit kažką tokio brangesnio. O gimtadienį? Gimtadienį jau kiekvieną mėnesį turim gimtadienį. Ne kiekvieną turim, bet šiaip mes rugpjūtį neturim. Kada neturit? Neturit ir jūs rugpjūtį? Rugpjūtį neturim. Dabar rugsėjai bus. Spalį neturim, tada gruodį turim. Mūsų labai daug pavasarį yra. Kažkaip švenčia, ar gimtadienio dovanos būna kažkokios užsakytos, ar tiesiog jūs? Įvairiai, mažiai. Šiaip ką nori, jie daug maž įsirenga patys, ką nori, yra biudžetas. Ten mažesniem tiem, tai maždaug jie ten dažniausiai nori kažko, ką jau turi ir ko jam šiaip nereikia. Tada bandai biški perkalbėti gal kažką kitą. Tada ten sugalvoji, pavyzdžiui, ko ten tikrai neturi ir ko ten galbūt reikėtų, bet tikrai stengiasi ten. Nori paspirtuką, tai ten ir derini kažkokį paspirtuką. Tai aišku, ten, kai nori elektrinio, sakai, nuneši, nuo 16 metų elektrinį, tai negausi elektrinio, tai dar ir sutaupai, aišku. O dičkiai tai jau jiem pasirinkimo laisvė yra. Ar miestą švęsit su draugais, ar darom namuose balių? Tai čia apie balį, bet apie dovaną pačią, jeigu kalbam. Dovana irgi išsirinka. Renkasi. Va dabar, kaip tik turėsim sekmadienį, tai sakau, ko noriu dovanų, sako, noriu dažyti plaukus. Šiaip aš neleidžiu namie ten dažyti plaukų, kad nenusidegintų. Tai sako, užregistruok į kirpyklą. Sakau, gerai, tai vakar buvo grįžo. Kaip aš gražiai. Kokias spalvą dažėsi? Srogelės dėjo šviesias. Pas mane ryte šiandien atėjo. Aš duše buvau, kaip tik nutemdavo dantis valausi. Atėjo čia su tais plaukai, žinai. Žiūriu, sakau, kokia graži moteris, sakau. Sakau, gražiai čia nudažė. Tai smagu, kad kai noriu tokio kažką. Nes ir pernai buvo su ta pačia mergina. Aš noriu tatuiruotės, kai tik atėjom į globą, 14 metų buvo, sakau, tikrai ne. Sakau, kai 16 metų bus, tada pakalbėsim. Ir galvoju, dar toli tas 16. Ir tada jinai taip sako, tu sakai 16 metų tatuiruotė. Ir galvoju, tu ble. Prisikalbėjau. Tas tatuiruotės dabar daryti. Bet gerai. Tai sakau, susigalvok tatuiruotę. Susigalvoju vorą. Sakau, ar tau tikrai to voro reikia? Tai ten taip, jos gimtadienis rugsėjį. Taip slinkom, gegužę darėmės tatuiruotę, tai voro, aišku, jinai nesidarė. Bet sako, aš jau nuo sausio tau sakiau, kad ne vorą darysiuosi, tai šitą, sakau, gerai, jau dabar šitą darysimės. Tai tokia pavėluota buvo dovana, bet tai, ko jinai norėjo. Man irgi kažkaip 16 vis pradeda ir sakau, tatuiruotė turi būti labai, aš turiu nuskanuoti, saugusio žmogaus žvilgsnių žiūrint į ateitį. Tai aš sakau, tu tai turi visokių kvailų tatuiruočius, kuriuos aš nei vienos nesidariau ten, kai buvau mažas. Mano pirma buvo, kai buvau 18. Ar jūs laimingi tame? Nes durnas klausimas iš tikrųjų, to, kad aš matau, kaip jūs čia akis blizga jūsų ir... Laimingi, aišku, kad laimingi. Kartuotumėt vėl? Taip. Tai aišku. Man atrodo, kad visas mūsų gyvenimas mus ruošia į tą dalyką. Ta prasme, tikrai ne visi žmonės galėtų tame būti ir kas nors atvažiuoja, ten sako, kaip jūs gali bent valandas tame ištverti, kai ypač teatrai, kai prasideda visi ten, kai svečių yra, ten viskas pasirodo gražume. Tai sako, kaip taip įmanoma, galvoju, tai vadinasi, mes gerai čia papuolėm. Pakankamai stiprus, ne, tame? Taip sakom. Mes tikrai su savo tą...
pasitikėjimu savimi ir tu gerai viską darai, tai man atrodo, mes šitame... Mes nepatenkam šitą, ar jūs gerai viską darot, nes mes save iš savęs reikalauja pastoviai daug, žinai. Ai, tai tą galėjau geriau padaryti, žinai, nuvertinti, atrodo, kad reikėjo geriau. Bet žinai, Aidai, tuo metu, kai tu savo neužsidedi tą aš darau viską gerai, tu tampi pačiu geriausiu suaugusiu vaikam. Nes tas suaugęs, kuris aš visada žinau ir aš tikrai žinau, kaip yra geriausia. Tai yra, ta prasme, čia yra peilis. Tai nelinkėčiau kiekvienam vaikui ir tikrai kiekvienam vaikui linkėčiau tokių tėvų, jaunų, energingų, besišypsančių ir tiesiog abejojančių, nes abejonės gimsta tiesa, ar ne? Tai ačiū Jums labai labai už tai, ką darot, kuo gyvenat, kuo kvepuojat, už tai, kad Jūs ačiū gyvenimą, kad Jūs paruošėt tam ir kažkaip tai sumetė į krūvą ir Jūs padarysit labai daug gerų darbų ir sėkmės kuo didžiausias. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū.